Jūsų įmonės veikla nuostolinga, o jums vis tiek reikia mokėti pelno mokestį? Taip, teisingai išgirdote. Tai reali situacija. Pas mus kreipėsi klientas, kuris paprašė atlikti vidaus auditą, įvertinti, ar įmonės apskaita yra tvarkinga, korektiškai apskaičiuoti mokesčiai. Pirmas mūsų klausimas. Ar tikrai jūs turite tiek daug neleidžiamų atskaitimų? Atlikus vidinį apskaitos ir finansinio ataskaito auditą, paaiškėjo, kad apskaitoje yra ženklus dokumentų trūkumas. Vietoj to, kad su klientu suderinti trūkstamų dokumentų sąrašą, aptarti išlaidų paskirtį, ankstesnysis buhalteris viską suregistravo kaip neleidžiamus atskaitimus. Apskaičiavo mokesčius, viską uždeklaravo ir pateikė registrų centrui metinės ataskaitas. Mes į apskaitą įtraukėme trūkstamus dokumentus, perskaičiavome mokesčius ir patiksliname deklaracijas, o taip pat padėjome klientui susigrąžinti sumokėto mokesčio permoką. Ieškote kompetentingo buhalterio, kuriam jūs rūpite? Kreipkitės į mus ir būsite ramus dėl savo verslo apskaitos.